Labas. Šiandien su tavim norėsiu pasidalinti tokia tema, išties, kuri paliečia moteris. Tai būtų polipai, miomos ir cistos. E, Savo aplinkoje išties jau girdžiu šią temą besiskundžiančių ir kurios susiduria su tom problemom, kurios tos problemos ir kartojasi. Tai išties, ar tai problema yra tik tai jau peržengus kažkokį amžių, ar nesvarbu tas amžius, kaip galima padėti natūraliais būdais, kad tos problemos nesikartotų, arba bent jau prevenciškai gal šiek tiek galim ir apsisaugoti nuo jų. Tai šiandieną būtent tai šios klausimus, manau, mums atsakys vaistininkė, kuriai esu vėl labai dėkinga, kad sutiko pasidalinti savo žiniomis. Eglė Žemkauskienė, kuri dirba vaistinėje jau apie 19 metų. Taip pat konsultuoja žmonės asmeniškai, tad jeigu po šito video jūs norėtumėte asmeninės konsultacijos, yra nurodytas elektroninis paštas, parašykit, mes su jumis susisieksim. Ir taip pat ši vaistininkė veda paskaitas sveikatos įvairiausiais sveikatingumo klausimais. Taip pat yra sukurta tam bendruomenė, galite paspausti Linktree nuorodėlę ir nuvesiu jūs, kad galėtumėt prisijungti. Tai labas, Eglute. Sveiki visi, labas, Andžela. Tai tiesiog norėčiau gal pradžiai paklausti, kas aplamai yra tos miomos, cistos, polipai, nes tikrai ir tu, kai šiek tiek pasakojai, moteris baugina tos diagnozės. Gal ir net tokių dalykų gal prisigalvoja, ko nėra taip, ne? Tai va tiesiog, kas šitas yra? Tai miomos, cistos ir polipai, jie visi yra moters reprodukcinės sistemos dariniai. Ir dažniausiai jie yra visi gerybiniai. Tai čia jau iškart galime pradėti kvėpuoti. Taip, aš tai va ir turėjau galvoje. Bet išlikite iki galo, išklausykite, kad per daug neatsipalaiduotumėt. Gerai, tai tiesiog šiandienai paliesim visas tris išsamiau ir manau, kad tikrai Eglutės pateikta informacija, tiesiog dar labiau viskas taps aiškiau, kaip čia viskas vyksta. Tai pirmiausia, pakalbėsim apie miomas. Tai Eglutė tiesiog daugiau būtent apie jas apibūdink, ar ne, kas tai yra per dariniai, kas įtakoja jų atsiradimą ir žinoma, yra svarbus mums klausimas, kaip mes galime padėti natūraliais būdais, kad jų išvengti, arba tiesiog, kad jos jau nebesikartotų. Tai miomos ar mioma tai yra gerybinis auglys, kuris auga raumeninėje gimdos dalyje, sluoksnyje. Ir galima sakyti, kad mioma niekada nesuvėžėja. Bet yra toks momentas, kad kai kada supainioja gydytojai, nes labai panašu būna vėžys į miomą. Ir kitas tik neteisingai diagnozę nustato, ar ne? Tai nereiškia, kad mioma suvėžėja, bet tai tiesiog būna tam tikra vėžio forma, labai priminanti miomą. Ir priežastys miomų dar iki galo iš tikrųjų nėra aiškios 100%, tačiau, kaip pasakyti, pagrindinis manymas, hipotezė pagrindinė, kad tai yra nuo hormonų priklausantis auglys, kad miomų atsiradimą lemia būtent hormonų disbalansas. Ir aišku, gali būti ir kitos priežastys, kaip genetika, labai retais atvejais. Antsvoris turi įtakos, ankstyva menstruacijų pradžia,
netaisyklinga mityba ir taip toliau ir panašiai. Bet labiausiai tai yra siejama, kad tai yra dėl hormonų disbalanso. Ir paprastai miomos menopauzės laikotarpyje, po menopauzės moteriams linkusios savaime sumažėti arba visai išnykti, tačiau jos dėl tų keliamų simptomų, tų nemalonių, tikrai moterims neduoda ramiai gyventi, na ir tiesiog kelia labai daug tokių nepatogumų, dėl ko moterys nori jas pasišalinti, pavadinkim, ar ne? Tai pavyzdžiui, gali būti keletą tokių išskirsių simptomų, gal moterys dabar klausosi ir dar tiesiog nežino, kas joms yra, bet vat, pagal simptomus galbūt ir kažkokį, ant kelio užvesim, ar ne? Tai yra gausios ir ilgos menstruacijos, tai yra pilvo pūtimas arba spaudimo jausmas pilvo pačioje, skausmingi lytiniai santykiai, labai dažnas šlapinimasis, atrodo, kad tiesiog kažkas spaustų tą šlapimo pūslę, ir aišku, gali būti vaisingumo ir nėštumo problemos. Bet tas yra ir prie kitų sutrikimų. Bet pagrindiniai, tai kaip ir minėjau, tie pirminiai, kad yra gausios ilgos menstruacijos ir skausmas nuolatinis ir lytinių santykių metu. Ir iš tikrųjų, tai kas dar neturi miomų moterys, tai džiaukitės, nes iš tikrųjų, tai, žinot, reikia rūpintis ne tada, kai jau turi, bet reikia susirūpinti tada, kai dar neturi. Nes jeigu jau yra didelė mioma, tai dažniausiai ją pašalinti nemedicininiu būdu nelabai išeina. Nebent laukti, kol jums ateis klimaksas. Bet dažniausias šalinimo miomų būdas tai yra būtent išpjaunant miomas, tai yra miomektomija arba netgi pašalinama visa gimda. Jeigu jau moteris nebesiruošia turėti vaikų. Tai įsivaizduokit, toks vėlgi, ar ne, nefainiai, kad tau pašalins gimdą ir tau prasidės ankstyvas klimaksas. Bet kalbant apie, kad neatsirastų miomų, o jeigu atsirado jos dar nedidelės, kad jos išnyktų ir kad jos neaugtų ir kad tie simptomai nevargintų, tai kokios maistinės medžiagos gali padėti, ne? Tai čia yra svarbiausia dalis. Tai pradėsiu. Vitaminas D, pamenat, kaip akcentavau, kad dažniausiai atsiranda miomos, kai yra hormonų disbalansas. O vitaminas D yra hormonas. Vitaminas D vitaminu yra tik tai, kol nepateko į organizmą ir kol nesiaktyvino. Tai reiškia, vitamino D deficitas yra tiesiogiai susijęs su miomų atsiradimu. Ir kuo vitamino D kiekis mažesnis organizme moters, o didesnė tikimybė, kad jai bus miomų. Visada moterims, kurioms nustatomos miomos, randamas žemas vitamino D kiekis organizme. Labai labai įdomu. Toliau, omega-3 riebiosios rūgštys mažina uždegimą. Ir iš tikrųjų yra pastebėta, kad organizme, kuriame yra lėtinis uždegimas, tie dariniai, kaip miomos, cistos, polipai, jie tiesiog tokia, kaip terpė turi augti. Tiesiog palankios sąlygos miomom augti, tai yra lėtinis uždegimas. Omega-3 mažina uždegimą, plus vėliau sužinosite, o gal ir dabar pasakysiu, kad būtent tas hormoninis disbalansas tai yra siejamas apie lytinius hormonus, daugiau eina kalba apie estrogeną, apie progesteroną. Tai omega-3 riebiosios rūgštys skatina blogojo estrogeno perteklinio estrogeno pasišalinimą iš organizmo. Tai vėlgi estrogenų perteklius siejamas yra su miomų atsiradimu. Toliau, žaliojoje arbatoje esančios medžiagos kaip epigalo katechino galatai taip pat turi įtaką miomų augimui. Tai reiškia, mažina miomų augimą ir lengvina visus tos nemalonius simptomus. Magnis detoksikuoja organizmą. Ir įsivaizduokit, koks yra dalykas, kad pavyzdžiui, estrogenų perteklius organizme veikia kaip toksinas. Ir reiškia, jisai skatina ir uždegimą, ir skatina miomų augimą.
Tai magnis yra labai svarbus, kad vyktų detoksikacija, kad pasišalintų taip pat perteklinis estrogenas. Cinkas ir selenas taip pat labai svarbus hormonų pusiausvyrai palaikyti. Beta karotenas, iš kurio organizme susidaro vitaminas A natūralios kilmės, jisai dalyvauja mūsų ląstelių regeneracijoje, sveikų audinių atsikūrime. Pabrėšiu sveikų, kad atsikurtų gleivinė, atsikurtų audiniai, reikalingas beta karotenas. Taip pat nepamirškime kryžmažiedėse daržovėse esančių medžiagų kaip indol 3 karbinolis ir diindolil metanas. Iš tikrųjų labai sudėtingas pavadinimas ir man kitas sykį skaitant ištarti yra sudėtinga. Tai paprastam žmogui tai tikrai čia kaip kažkoks skamba chemikalas, bet iš tikrųjų tos naudingosios maistinės medžiagos mediciniškai jos ir vadinamos fitochemikalai. Fitonutrientai. Tai ir yra cheminės gerosios medžiagos esančios maiste. Tai va tos paminėtos medžiagos padeda suskaidyti estrogenų perteklių, reguliuoja estrogenus. Taip pat skaidulos reikalingos, kad pašalinti estrogenų perteklių, iš kepenų perteklius šalinamas su tulžimi į žarnyną, o iš žarnyno pašalinamas lauk. Ir skaidulos veikia kaip šluota. Ne? Kai namus norim šiukšles išnešti, mes turim šluotą turėti. Tai skaidulos veikia kaip žarnyno šluota, kad pašalinti tą perteklių. Tai va, ir labai svarbu paminėti, čia dabar išvardinom, ko reikia, kad nesusidarytų miomos, kad jos neaugtų, kad nebūtų tų simptomų, nes magnis nepaminėjau, kad ir spazmus mažina, jeigu yra pilvo skausmai. Bet nepaminėjau labai svarbaus dalyko, ko reiktų vengti, kad miomos neaugtų. Ko reikia, mes jau išsiaiškinom. O ko reikia vengti? O vengti reikia, nieko naujo nepasakysiu, streso. Nes streso hormonas kortizolis išderina labai lytinius hormonus ir slopina progesterono sintezę, kas irgi siejama yra. Bet čia labiau bus jau, kai kalbėsim apie cistas. Bet irgi svarbu prie hormonų disbalanso. Taip pat cukraus perteklius išbalansuoja hormonus, perdirbtas maistas išbalansuoja hormonus, na ir ksenoestrogenai, tai yra tokie blogieji estrogenai, į estrogenus panašios medžiagos, bet organizmas juos priima kaip mūsų estrogeną, taip pat skatina tų visų darinių augimą. Paskui galėsiu pavardinti, kur jų būna, tų ksenoestrogenų. Tai va, galime dabar judėti jau prie sekančio klausimo. Tai taip, tai tada pakalbėkime apie polipus. Irgi gal tiesiog tie patys ar ne klausimai, kas čia yra per dariniai, kaip jie atsiranda, kas įtakoja ir kaip galėtume tau padėti. Tai kalbant apie polipus, tai reiktų, kaip kai moteris sako, kaip atrodo tie polipai, kaip atrodo ta mioma. Tai sakau, yra Google'as, yra susivedus, paspauskite vaizdai ir pamatysite, kaip atrodo mioma ir kaip atrodo polipas. Tai polipai tai yra maži tokie dariniai, gerybiniai dažniausiai, ir jie išauga gimdos viduje. Tokie kaip pipsiukai pavadinti, ne? Ir kas yra įdomiausia, kad 1 iš 10 moterų turi tų polipų ir dažniausiai nieko apie tai nežino. Dažniausiai polipų suranda atsitiktinai, tiesiog darantis tyrimus. Ir kaip ir atrodytų, tai yra gerybinis, kaip minėjau, darinukas, bet nuo 1 iki 3% linkę suvėžėti polipai. Nuo 1 iki 3%. Ne? Tai atrodytų nedaug, tai reiškia, jeigu iš 10 vienai yra, tai iš 100 vienai arba 3 gali suvėžėti. Ir tai jau, kaip sakiau, neatsipalaiduokim, tai jau yra toksai pavojaus signalas. Ir priežastys irgi, kaip ir miomų priežastys, tai yra siejamos su hormonais,
su hormonų disbalansu, dažniausiai siejama su hormonų disbalansu. Ir kokios maistinės medžiagos irgi šitu atveju. Tai čia, žinokit, labai yra daug panašių maistinių medžiagų. Tai tas pats vitaminas D, prisiminkime, ar ne, kad tai yra hormonas, kuris reguliuoja tiesiogiai lytinių hormonų veiklą ir nuo vitamino D kiekio organizme priklausys, kiek organizmas pagamins estrogenų ir progesteronų. Ir susidaręs estrogenų perteklius taip pat lemia polipo atsiradimą. Pasikartokime toliau, omega-3 riebiosios rūgštys. Kaip minėjau, uždegimai skatina darinių augimą. Lėtiniai uždegimai skatina įvairių darinukų augimą. Tai omega-3 veikdama prieš uždegimiškai mažina riziką, kad pradės kažkas kažkur augti, tame tarpe ir polipai. Taip pat padeda išlaikyti estrogenų tą sumažinti, gal sakykime, estrogenų dominavimą. Omega-3 riebiosios rūgštys. Toliau tie patys sudėtingi pavadinimai. Indol-3 karbinolis ir diindolil metanas. Jisai iš tikrųjų sutrumpintai žymimas DIM. Tai padeda suskaidyti blogąjį cholesterolį ir pašalinti iš organizmo. Ir iš tikrųjų, žinokit, aš dabar gal toj vietoj ir papasakosiu, kas yra tas blogasis estrogenas. Ne? Kas tie yra blogieji estrogenai? Tai aišku jau, kada yra perteklius estrogenų, kad ir tų mūsų pačių pagamintų, tai jau yra irgi blogasis estrogenas, perteklius, kad per daug tas nesveika. Ir yra tokie ksenoestrogenai, kurie yra tie vadinami blogieji estrogenai ir jie taip pat skatina darinių augimą. Tai kur jie yra randami, kas tai per dalykai? Tai randami plastike, randami kosmetikoje, higienos priemonėse, valymo priemonėse, pesticiduose, herbiciduose, gyvulinės kilmės maisto produktuose, tai reiškia gyvulių mėsoje, kurie buvo maitinami hormonais, konservuotose perdirbtuose maisto produktuose, bet ypatingai plastiko indeliuose supakuoti. Tai vat plastike yra tokios medžiagos kaip BPA, ftalatai, randami buteliukuose, indeliuose, folijuose, parabenai, sintetiniai kvapikliai, agresyvūs chemikalai, pesticidai, herbicidai, kurie būtent naudojami vaisių daržovių auginime. Ne? Nu, tai vat, kodėl reikia labai gerai nuplauti vaisius ir daržovės. Nu ir čia vėl kartojasi plastikinės konservavimui skirtos taros. Tai va, tai tos medžiagos, mūsų organizmas į jas reaguoja kaip į mūsų natūralius estrogenus, jos priima ir tiesiog susidaro jų perteklius. Tai va, tos medžiagos indol-3 karbinolis ir DIM, jos skaido tą blogąjį estrogeną. O tų medžiagų yra kryžmažiedėse daržovėse. Kryžmažiedės daržovės padeda suskaidyti blogąjį estrogeną. Ne? Tai čia yra labai svarbu. Cinkas ir selenas hormonų reguliacijai, beta-karotenas, kadangi mes turim polipus, jau skaitosi kaip angleivinės užaugusius tokius darinukus. Tai beta-karotenas, jisai skatina gleivinių regeneraciją, epitelizaciją, veikia kaip antioksidantas ir, na, kad nesusidarytų tokia pakitusi ta ląstelė, kad augtų sveikos, gražios ir, nu, žodžiu, kad nesupiktybėtų. Beta-karotenas kaip antioksidantas neleidžia ląsteliai supiktybėti. Tai reiškia, kad nepapultumėte į tą 1 ar tos 3%. Taip pat prie polipų pasitaiko toks moterims kaip simptomas toksai kraujavimas irgi didesnis menstruacijų metu arba toks ilgas kraujavimas. Tai kaip įdomi, iš tikrųjų vitaminas E, nors jisai skystina kraują ir naudojamas dėl širdies kraujagyslių ligų, kad trombai nesusidarytų, bet prie polipų, prie miomų, kada yra gausus kraujavimas, vitaminas E kaip tik stabdo tą pernelyg gausų kraujavimą.
dėl to, kad irgi reguliuoja hormonus. Magnis ir vitaminas B6 reguliuoja hormonų apykaitą ir mažina estrogenų perteklių. Na ir kaip minėjau, skaidulos čia yra labai svarbios, kad skatintų, gerintų estrogenų pertekliaus pasišalinimą iš žarnynų. Tai apie polipus būtų tiek. Gal turi dar kažkokių klausimų, gal aš pamiršau kažką pasakyti? Po kol kas tai neturiu, labai įdėmiai klausausi. Tiesiog gal pabaigoje dar iškils kokių klausimukų. Tai palieskim ir tą trečią dalį cistos. Tai irgi dažnai labai jau, tikrai dažnai girdim, kad yra problemytė, tai irgi tiesiog apie jas apibūdinti. Tai cistos moters reprodukcinėje sistemoje tai dažniausiai būna susijusios su kiaušidėmis. Tai yra dažniausiai pasitaikanti cistų forma, kiaušidžių cistos. Ir tos cistos būna, sakykime, tokios kaip kelių rūšių. Tai yra funkcinės cistos, kurios dažniausiai susidaro ovuliacijos metu ir pačios praeina. Endometriomos reiktų taip kirčiuoti. Tai dažniausiai susijusios cistos su endometriozė ir būna moterims, kurioms yra ir endometriozė, bet čia yra kita tema. Tada yra dermoidinės cistos, tai yra labai reta cistų rūšis ir toje cistoje gali būti randama plaukų, riebalų, kitų kūno dalių. Įsivaizduok, tai kaip ir, tokia irgi, nėra 100% aišku, bet hipotezių yra tokių, kad tai yra, kaip skaitos tavo neišsivystęs brolis arba sesuo dvynė arba dvynys, tos dermoidinės cistos. Ir yra dažniausia ta rūšis, tai yra policistinės kiaušidės, taip ir vadinasi. Poli tai daug, policistinės kiaušidės. Ir tos policistinės kiaušidės tai yra viso hormoninio sutrikimo išraiška. Tai reiškia, jau yra absoliut hormonų disbalansas. Ir kodėl atsiranda tos policistinės kiaušidės? Mes dabar kalbam apie tą dažniausią cistų rūšį, policistinės kiaušidės. Tai yra taip pat, kaip minėjau, polipai miomos daugiausia su estrogenų pertekliu. Kad jeigu miomos ir polipai daugiau susijęs su estrogenų dominavimu, pertekliu ir tų blogųjų estrogenų veikla organizme, tai cistos daugiau yra su progesteronų trūkumu. Daugiau lemia progesterono trūkumas. Bet aišku, įtakos turi ir estrogeno dominavimas. Taip pat tai yra labai siejama su atsparumu insulinui, kitaip dar rastumėm informaciją rezistentiškumu insulinui. Čia vienas ir tas pats atsparumas arba rezistentiškumas insulinui. Tai reiškia, kai mūsų yra kasos hormonų disbalansas. Tai reiškia, kai kasa gamina insuliną, kad gliukozė galėtų nueiti į ląsteles, bet mūsų ląstelės to insulino net pažįsta. Tiesiog ignoruoja jį. Tai va dėl insulino to ignoravimo, dėl atsparumo, jam organizme gali išsivystyti moterims policistinės kiaušidės. Ir čia turbūt yra dažniausia priežastis. Taip pat lėtinis uždegimas pasikartot galim. Skydliaukės hormonų disfunkcija irgi lemia policistinių kiaušidžių atsiradimą. Na ir žinoma stresas, nes stresas, kortizolis labai mažina progesterono sintezę, o jo trūkumas veda prie cistų. Tai va moterim, kurios stresuojate, viskas eina iš rikiuotės. Tai dabar pakalbėkime apie maistinių medžiagų naudą esant policistinių kiaušidžių sindromui. Tai yra hormonų pusiausvyrai reikalingos medžiagos, tai vėl dabar galiu kategorijom vardinti, kad nesikartoti, ar ne? Tai būtų vitaminas B6, tarp kitko ten ir nebuvo jo, tai natūraliai padeda gaminti progesteroną, vitaminas B6, magnis ir cinkas, hormonų atstatymui, balansui, vėl tie sudėtingi indol 3 karbinolis ir diindolil metanas, ar ne, tie, kurie randami yra kryžmažiedėse daržovėse. Ir vitaminas E.
Tai jie, kalbant apie cistas, labiausiai prisideda prie to progesterono subalansavimo ir prie visų hormonų reguliacijos. Ir kaip minėjau, labai svarbu, kad vyktų organizme detoksikacija, nes cistos tai jau yra kompleksinis hormonų sutrikimas. Kompleksinis. Tai reiškia, mes turim kepenų detoksikacijai išskirčio B12 vitaminą ir folio rūgštį. Jie skaido perteklinį estrogeną, perteklinį estrogeno kiekį, B12 ir folio rūgštis. Skaidulos, na ir detoksikacijai labai ypatingai pabrėšiu lecitinas prie estrogenų pašalinimo perteklinio. Taip pat uždegimo mažinimui omega-3 riebiosios rūgštys, kurkuminas ir vitaminas D. Nors vitaminas D tiesiogiai veikia ir hormonų balansą, bet jisai ir slopina uždegimą. Dviguba, gal sakykime, net ir triguba ir penkiaguba nauda yra vitamino D. Na ir insulino atsparumui, tai problemai, ne, kad atsparumas insulinui nebūtų organizme, tai mažinimui atsparumo ir gliukozės balansui atstatyti, tai išskirčiau chromą ir inozitolį. Inozitolį. Tai tas inozitolis dar kitaip galime rasti, tai yra B8 vitaminas. Tai va, tai tokios pagrindinės maistinės medžiagos. Vėlgi, kalbant apie cistas, tai jos tikrai maistinių medžiagų dėka, turbūt iš tų 3 išvardintų, didžiausia tikimybė, kad jos praeitų savaime maistinių medžiagų dėka. Natūraliu būdu. Jeigu mioma vargu, tik tai, kad nemažės ar ne, o tiksliau, kad nedidės, o mažės ir kad simptomus švelninsim, polipai irgi, kad nesupiktybėtų, o cistos, jos gali maistinių medžiagų dėka tiesiog iš jūsų organizmo pasišalinti. Supratau. Tai jau dabar galvoju, čia jau taip pat bendrinai, ar dar galėtum kažką pridurti prie visų šitų 3 temų? Gal turėjai dar kažkokių? Ką aš dar galvoju, ką galima, iš tikrųjų galima apibendrinti, kad būtų moterims jau toks užtvirtinimas, ar ne? Kad kokie yra pagrindiniai skirtumai. Tai, kad minėjau, mioma raumeninėje dalyje gimdos auga, polipai, tai tokie gleivinės išaugimai, cistos tai yra skysčių pripildinti maišeliai. Ir kad iš jų visų, galima sakyti, polipai turbūt didžiausią pavojų kelia, kas liečia supiktybėjimą. Simptomus visi šitie dariniai sukelia nemalonius, panašius, ta prasme gali būti ir nevaisingumas, ir kraujavimas, ir skausmas, ir na, kaip sakant, tikrai dėl visų šitų darinių moteris gali jaustis labai prastai. Ir visi jie, kas juos jungia, ne, tai vat yra hormonų disbalansas, tai yra kepenų ir žarnyno apkrova, kada yra perkrautos kepenys, kada yra žarnyne, nėra žarnyne tvarkos, tai reiškia, yra kišenės pilnos šlakų, neišsivalo žarnynas, kada yra disbiozė, kada yra žarnyno gleivinės uždegimas, tai vat, kada yra kepenų funkcijos sutrikimas, kada kepenys perkrautos suriebėjusios, ar ne, tai vat tie visi dalykai, taip pat visi jie lemia šitų darinių atsiradimą. Lėtinis uždegimas, čia ką bendro turi. Ir stresas. Na ir aišku, pabaigai reiktų paminėti, kad visų šitų išvardintų maistinių medžiagų, kurios reikalingos, kad neatsirastų nei viena šita problema, visų šitų maistinių medžiagų dėja, aš jau nebetikiu ir nežinau, kaip reikėtų gauti su maistu, valgant, kad ir tą sveiką maistą mūsų įsivaizdavimu. Aš jau nebežinau iš tikrųjų. Tai aš labai norėčiau
paminėti svarbu tą momentą, kad vienareikšmiškai reikėtų įjungti į savo mitybą maistinės medžiagas papildų pavidalu ir rinktis tik tai natūralios kilmės iš maisto grandinės maistinės medžiagas, kurios gali būti vartojamos ištisai visą gyvenimą, be jokio pavojaus, be šalutinio poveikio ir tiesiog be galimybės pakenkti. Tai Eglutė kaip tik prieiti tą temą, kai norėjau paklausti, kadangi tu asmeniškai konsultuoji žmonės ir sudarinėjai rekomendacijas, būtent kokias tas maistinės medžiagas vartoti, tai būtent prie šitų benelių dažnai tenka susidurti tau pačiai. Taip. Asmeniškai dažnai. Taip, dažnai tenka susidurti ir kaip tu minėjai apie amžių, tai dažniausiai aš susiduriu su ganėtinai jauno amžiaus moterimis, merginomis. Tikrai tai nėra vyresnio amžiaus moterų problema. Tai dažniausiai yra jaunų, vaisingo amžiaus moterų problemos. Taip, supratau. O aišku, gal kažkokį atsimintum pavyzdį, daug turbūt tų pavyzdžių turi, kaip padėjai. Ta prasme, tas poveikis, kad moteriai gal nebeatsinaujina. Bet aš kiek suprantu, vis tiek tas turi būti pastovus vartojimas, jeigu jau tikrai žmogus jau susidūrė su ta problema, tiesiog jau tų maistinių medžiagų papildymas, jis neturi būti, kad susitvarkė, nebevartoja ar ne, ir toliau viskas vystosi. Tai pasikartosiu, kad tos maistinės medžiagos, kurias aš čia taip gražiai visas apibūdinau, išvardinau, tai jos reikalingos kiekvieną dieną, o ne mėnesį per metus. Ir jeigu tik organizmas mūsų jų negauna, ir pradeda tada augti visokie dariniai, vystytis lėtinis uždegimas. Tai natūralu, kad jų reikia gauti arba kramtymo būdu, valgant kopūstinės daržoves ir visas kitas. Aš čia dabar kalbu apie tas kryžmažiedės, ane? Aš nepaminėjau, kad tai yra kopūstinės daržovės, turbūt to žodžio. Ir kaip tu paklausai, kokį pavyzdį, aš tų pavyzdžių iš tikrųjų daug turiu tų atvejų, bet vienas toks, kuris atėjo į galvą, tai yra moters, kuri turėjo policistinės kiaušidės. Ir to pasekoje ji niekaip negalėjo išnešioti kūdikio. Pastodavo, bet niekaip negalėdavo išnešioti ir vaikelis panašiai 3. nėštumo mėnesį mirdavo. Ir jinai turėjo 5 tokius nėštumus ir 5 kartus reikėdavo, tiesiog tą vaikelį pašalinti iš jos organizmo. Tai buvo didžiulis ir fizinis, ir psichologinis skausmas. Ir jei susitvarkius su maistinėmis medžiagomis, Neolife kompanijomis maistinėmis medžiagomis šitą problemą, organizme neliko cistų ir ji sėkmingai pastojo ir išnešiojo sūnų, kuriam dabar jau yra gerokai virš 10 metų. Super. Tai labai labai dėkoju, Eglute, tau už visą tą vėl mums suteiktą informaciją. Ir dar pasikartosiu, kad tiesiog dėl asmeninių konsultacijų drąsiai gali prašyti ir kreiptis, tikrai pakonsultuos Eglutę ir ką. Kaip ir ne, ir ką. Ir nebent pabaigai dar turėtum kažką, Eglute, pridurti, nes tavo patirtis yra didžiulė, ne tik su tuo maistinėm medžiagom, bet ir su ta biškelį kitokia, niūresnė situacija, ir vaistiniai tu dirbi jau 19 metų. Bet gal trumpai dar toks klausimas, kad gal kokį tu tą skirtumą jauti? Kaip dirbi būtent Neolife kompanijai, ar ne? Ir padedi žmonėms, ir kai ateina žmonės, aš nežinau tiesa, kokie ten tie vaistai rašomi, ar čia tik tai pašalinti galima, vaistų nėra dėl šitų problemyčių, bet tiesa net neužklausiau. Bet esmė tame, tu matai, kokia yra situacija, kur tu gali padėti ir gal tu ten tik tai tos kažkokias, nežinau, simptomus tai gali numalšinti.
Tai labai geras klausimas, manau, jis tai labai yra aktualus. Tai jeigu tradicinėje medicinoje, tai yra šitos problemos sprendžiamos hormonų terapija Mhm. arba chirurginis kelias ir simptominis kelias. Tai reiškia tabletės nuo skausmo, tabletės mažinančios kraujavimą, bet iš esmės priežasties, kodėl atsirado tie dariniai, nesprendžia nei viena šitų sprendimo būdų, ar ne, nes neišsprendžia. Tai mes su ta sveika mityba, sveika gyvensena, nes, kaip minėjau, reikia ne tik gauti medžiagų sveikų, bet reikia kai ko ir neįdėti į savęs, kaip cukraus, kaip perdirbto maisto, kaip tų ksenoestrogenų. Tai va tiesiog visa tai, tas bendras va toks paketas ar ne, tų maistinių medžiagų ir yra priežasties pašalinimas. Tai ir yra esmė, kad mes pašaliname priežastį, dėl ko visa tai atsiranda. Ir tai yra jau toks ilgalaikis sprendimas, o ne trumpalaikė kažkokia tokia, vat, kaip sakyt, ale susitvarkiau. Tai, na, aš tiesiog pabaigai noriu palinkėti moteriams, kad jos, jeigu šitą video žiūri ir jeigu tas video iki jų daėjo, tai kad nepraignoruotų ir, na, tiesiog priimtų tai kaip vedimą iš aukščiau, nes iš tikrųjų mums siunčiami tie yra signalai, būna, kad mes kitą kartą pamatom kažkokią tai informaciją ar kažkokią knygą, dar kažką išgirstam ir praignoruojam, ar ne? O paskui praeina keli metai ir mes prisimenam. Nu va, prisimenu, kai ten kažkas jau man ten kažką sakė, kažkur kažką mačiau, bet va, kvaila buvau ten, va, kažkaip netkreipiau dėmesio ir dabar turiu va tokį skausmą, tokią problemą. Tai jeigu jūs šitą video žiūrit, reiškia, jisai buvo skirtas jums ir gilinkitės pačios, jeigu yra didžiulė problema, kreipkitės ir, na, tiesiog linkiu visom geros sveikatos ir puikios nuotaikos. Nu, tai va, tai labai puikiai pabaiga. Dėkoju, Eglute, tau labai. Ačiū labai Taip. tikrai tau už Dėkui. suorganizuotą mūsų video. Ate. Ate, ate.